Welcome back to Outburst Sports and More. It's your boy DT No De Niro, and this is DT Reacts. If you're new to the channel, be sure to hit that subscribe button. Otherwise, be sure to like the video and also turn the notification bell on. That way you don't miss out on none of my future videos, especially if it's a video that you wanted me to check out. So be sure to hit that notification bell, y'all. Anyways, this video is probably going to be a little bit longer than the other one, so there's no need for me to have a long intro. It's called The Other Dream Team, and it's about hour and 30 minutes, so this is probably going to be part one to a multiple video series. So make sure y'all stay tuned and have that notification bell on, that way y'all can keep up with the conversations and so on and so forth. But let's get to the video. The like button. Welcome back to this 8th Olympic meeting between the USA and USSR. Last time they played was 16 years ago in Munich. The only time the American team has ever lost an Olympic basketball game. The Soviet Union, that was the team we wanted to play and beat the worst. They had size, they had height. 7'4" Sabonis. They were menacing. In those old days, if you were willing to paint the world in a cartoon, and we always were, the Soviets were the grim, unsmiling, unfeeling, cheating, the other guys. I remember the backdrop of the Cuban Missile Crisis and all those things. The ultimate war was always going to be with the Soviet Union. As he says, no, niet to Marciulionis. The perception of Russian athletes is that they trained harder than anyone else in the world. How we viewed them, you know, that's just what they were born to do. They were trained since they could walk, probably to play basketball. I must break you. Right into Volkov, who takes it away. John Thompson said that the old Lenin prophecy was coming true. The U.S. is not playing well. The capitalists will sell us the rope with which we'll hang them. It's a 2-on-1 break. Marciulionis, and that could do it for the Soviets. 82-76. The United States goes home stunned. USSR. Kai buvom sąjungos rinkiniai, kai žaidėm, ten aišku, visi vienodi ir viską, žinai. Bet mes lietuviai, žinai, mes ne rusai. Man atrodo, kad ir visi kiti, kad mes visą laiką, kada išvažiuojam, sakydavo, o, Sovietų sąjunga. Nesakau, aš tai iš Lietuvos, sakau, aš iš Kauno. Tais laikais mes buvom kažkaip mokomi ir mokomi gan skaudžiais, kad tokios kalbos, kad tai Lietuva, tai ne Tarybų sąjunga negalėjo būti, mes tą viską jautėm. Imagine having to compete for another country at the prime of their life, when they have everything going for them, and knowing full well that since 1940, the Russians have occupied and oppressed and just destroyed every bit of hope that the entire country, their homeland, had ever even thought about. Ir vienintelis būdas buvo pasipriešyti, kažką nuveikti, kažką įveikti, įrodyti, kad tu esi kitoks. Pradėjau ieškoti Lietuvos, pradėjau ieškoti truputėlį galbūt domėtis, nes viskas buvo raudona spalva, plėmas ir viskas. Startiniam penkete žaidėm mes 4
iš Pabaltijos, geras jausmas, toksai, iš tikrųjų, toks biški paslėptas. The dream of freedom, the dream of independence, the dream of being able to chart your own destiny and make your own choice tomorrow. Yeah, that was a bigger dream. Dar neidamas į 1. klasę jis pradėjo liaudies šokį šokti kolektyve tokiam Vieversa. Tai vat jis trupučiuką dar pašoko 4 metus. Mama labiau norėjo, kad aš šokčiau, aš norėjau labiau krepšinį žaisti. Gitai, kai ženysies, kaipgi tu nemokėsi šokti valso, pavyzdžiui. Vieną kartą specialiai ne į šokius nuvažiavo krepšinį, tai mama atvažiavo į krepšinių treniruotę, mane paėmė ir išvežė į šokį. Nu, jeigu taip atvirai, tai tikrai aš ir šiaip ir taip pagalvodavau, bet kad taip jau labai tokias realias mintis puoselėti, kad tai mano vaikas būtų profesionalus krepšininkas, ne, to negalvojau net. Kažkaip viskas vyko savaime. Bet aš sudėsiu akcentuosiu tą, ką reikia būtinai išmokti, gerai? Taip, tu vėl po truputį verškis tą pusę. Važiuojame į Kauną, miestą, kur aš gimiau. Kaune krepšinis buvo ir gyvenimo būdas, ir hobis, ir įdomu, gal pakankamai, kad visi 4 olimpiniai čempionai, Kurtinaitis, Chomičius, Sabonis ir aš esam iš to paties miesto. Mes su Arvydu pradėjom žaisti 74 metais. Jis atėjo pirmą kartą į salę. Sakau, savo mokyklai to labiau, toks pasimetęs kažkoks atėjau, žinai, sakau, kur čia krepšinis, sako, tai į salę, va, tai ten buvo Šaras. Štai. Lietuvoje šiemet bus didelis įvykis Europos čempionatas. Šansas yra parodyti pasauliui, kaip gyvenam. Supranti, aišku, taip pat mūsų svetingumas turi atsiskleisti, skaitau, kadangi atvažiuos labai daug ir turistų, ir sirgalių iš Europos ir, manau, iš toliau. Ir, aišku, parodyti, kaip mes mylim krepšinį, žinai. Po 1939 metų, kai Lietuva antrą kartą ir Kaune žaidė Europos čempionatą ir laimėjo, tai nuo tada turbūt prasidėjo, supranti, tą didelę meilę krepšiniui. There was about a 20-year period, the 20s and 30s, where the country had its independence.
And in 2 of those years, in the late 30s, they actually won, as Lithuania, as an independent state, they actually won European basketball titles. There was a guy, a Lithuanian-American guy named Frank Lubin, who lived in LA, who came back to Lithuania to help them win those titles, those European championships in the late 30s. And to this day, in Lithuania, if you're talking about a Leviathan, people will refer to a Lubinas. That's how much in the Lithuanian imagination this guy remains to this day. Aš tada dar prisimenu vaikas, pradėjom kalti nuo statinių, lankus mest, kamuolį krepšį, suprantat, kamuolių nebuvo, tai ten tokie gauni, prikiši žolės, ką nors tokį, suprantat. Almost every kid was just trying how to get into the team, how to play it. Now basketball is still today #1, and I believe it's going to stay for a long time. 400 metais Rusai atėjo. Tai žinau, kad po metų, birželio 15 dieną prasidėjo vežimas žmonių, reiškia, į Sibirą. Tai sąrašuose buvo įtraukta ir mūsų šeima. An iron curtain has descended across the continent. Lithuania and the Baltic states in general were the ultimate chess piece played between the 2 greatest totalitarian forces the world has ever known, Nazi Germany and the Soviet Union. I was 17 years of age when I left Lithuania. There was a mass retreat. People, whoever could, I mean, then ran away by all kinds of means, walking, using the trains. It was a massive, massive chaos. The amount of deportation and gratuitous punishment and torture meted out, especially during the Stalinist era, boggles the mind. Taip, daug mano giminių, tetų ir senelis buvo ištremti į Sibirą ir tuo metu manau, kad nebuvo tokios šeimos pokario metu, kuri nenukentėjo. Karas paliko gilų pėdsaką viso giminėjai ir ta giminė labai sumažėjo, praktiškai pasiliko tik tai teta, mirusi tėvelis, tėvelio sesuo. Ir paskiau į Sibirą buvo ištremti, mama irgi 9 metus tenai buvo. Ir jinai grįžo po 9 metų, o seneliai dar atbuvo 3 metus, man atrodo, 12 metų jie buvo. Kaip man aiškino, kad atsiai dėl to, kad, per daug žemės. Turbūt, Yra, kurie ir negrįžo, yra, kurie grįžo. Nenorėčiau plėstis, nes čia yra tokia skaudi istorija. Mūsų sporto klubo Žalgirio visą šitą grupę buvo apkaltinti už dalyvavimą antitarybinėje lietuviškoje pogrindinėje organizacijai. Krepšius pastatėm ir pagal visus reikalavimus gavosi aikštelė mūsų. Krepšinis leido mums savim pasitikėti, likti žmogum tikrų. Kodėl aš išlikau? Vis tiek tas krepšinis, jisai pridavė šiek tiek man, kad aš neužkasė mane ten.
Taip, kad Lietuva išgyvena labai sunku laikotarpį. Bet vis tiek sportavom. Galim užšokti į mano seną butą, kur, jeigu dar liko krepšys, kur mes visą laiką praleisdavom savo valandas geriausias dienos. Mane leisdavo, trečiam aukšte gyvenau ten už tos eglės. Nes nebuvo, aišku, buvo mažytė eglutė. Tai aš turėjau būti mamos akiratį. Kad aš negalėjau eiti už namo, aš turėjau būti, man leisdavo, jeigu aš lauke, tai aš turiu būti aikšteliai. Kad aš nepriliptų visokiausiai kaunietiški kiti dalykai, nelabai geri. Tėvai norėjo, kaip ir visi, manau, nori, kad vaikai nelakstytų gatvėm, supranti, be reikalo, tai mane nuvedė į muzikos klases, žodžiu, akordeono grodžiu. Jis man nepatikdavo, žodžiu, bėgdavo iš pamokų, kai sako. Mes patys pasidarėm patys aikštelę, susidėjom plyteles, atsistūmėm, dar stipriai nugaras bestumdamas tą krepšį didžiulį. Baisim gerai išlikęs. Patys sudėjom plyteles, ištaisėm. Čia buvo mūsų dėsnelis gyvenimas buvo, nes tai buvo gyvenimas buvo ir meilės, ir kas nori. Ar 7, kad žodžiu iš 6 į 7, man atrodo, ten apie virš 10 centimetrų, žinai, per vasarą. Nes aš atėjau į mokyklą, supranti, žiūriu, žinai, veidai matyti, supranti. Liktai mano klasė, bet kad tokie mažiukai visi, žinai, nes aš kai traukiau, tai visi tokie ir liko. Naujus metus yra fejerverkai ir aišku, mes paskui jas leidom ir tai vasario mėnesį buvo likę su fejerverku, aš ten aliuminio pudra, kalium permanganatas, ten visas toksai kaip ir mišinys ir tas bengališka ugnelė, ta šalta ugnelė vadinama. Ir aš pastačiau, jis nesprogo, sprogmuo, priėjau arčiau ir tą šaltą ugnelę tą stumtelėjau ir gausi tą reakciją, kadangi jinai buvo karštas metalas, buvo viskas sprogo į akis. Tai buvo ten visi plaukai nudegę, visas veidas, ten pasiau gramdė iš akių ten tas aliuminio tą pudrą. Kai aš gulėjau ligoninėj, aš turėjau labai daug laiko mąstyti apie gyvenimą, ten tie 13-14 metų vaikas. Aš meldžiausi, prašiau, kad man duotų antrą galimybę ir taip išėjo, kad man pasiekmių tų nebeliko ir aš turiu antrą galimybę pradėti gyvenimą kaip ir iš naujo, žaisti krepšinį iš naujo. Ten jokių minčių, kad ten kažkoks prasideda kažkokia tavo karjera, ar ten kažkur tu kažką nueisi. Čia buvo tik džiaugsmas, kad tu kažkur išvažiuosi, kažkur bus varžybos, bus turnyras, kad tu ten pamatysi, supranti, kažką tai naujo apart savo salę, supranti. 81 metai man iš tikrųjų yra džiugiausi gyvenimo metai. Tiesiog ir sunku išvardinti visas džiugias tas akimirkas. Ūgis buvo tada 2,9 m, toks liektas kaip nendrė. Atėjo, treniravosi sąžiningai, bet, suprantat, jėgos neturi, silpnas. 17 metų ir reikia žaisti su vyrais, 25-28, suprantat, sunku. Aš atsimenu jo pirmą treniruotę, kai jis atėjo į Sabonės ir jisai, aišku, buvo visą galvą pranašesnis, ne vien tik ūgiu, bet ir savo sugebėjimais. Sabonis buvo žmogus toks, kuris jam maloniau atiduoti kamuolio perdavimą, negu įmest pačiam į krepšį. Pasiakis pakaušį buvo, jis matydavo viską. An amazing teenage athlete.
a guy who ran and jumped in a way that shouldn't be possible for someone that size. He was a 7'3" version of Larry Bird. He could do everything. He could run, he could jump, he could rebound, he could block shots, he could pass, he could think, he could lead the team. Čempioniškas charakteris. Jis bet kokioj vietoj visur jis turi laimėti. Sharunas' story is nothing short of miraculous. He left home at an early age seeking his basketball dream. He went from Kaunas to Vilnius with basically his mom and dad gave him a bag full of apples. Jis ką nori, jis nuo vieno galo per kitą praeina pro visus žmonės, įmeta, praeina, jis buvo toks aštrus. Tai kaip peilis per sviestą. Plius tas piktis toksai, sportinis toks, jisai turi tikslą, jis žinai, jo siekia, supranti. Jie buvo visai kitokios struktūros, tas vieną ūgį turėjo, tas buvo greitas, atkaklus ir kovotojas, jie abu kovotojai. Šitą lanką man pastatė tėtis būtent, mes kartu atsimenu dar jam padėjau tą užkelt viską, nes ten tikrai nelengva buvo, tai jis padarė, kad praktikuočiaus į siaurą, tada lengviau į platų pataikyti. Jo, aš buvau Niujorke, tai buvo Jordan Brand Classic. Jausmas buvo nuostabus Amerikoje, pamatyti, kaip gyvena žmonės iš Atlanto. Labiausiai tai jam, kas krito į akį, ne dėl krepšinio, bet šiaip dėl žmonių bendravimo, kad tai yra šiltesnis bendravimas, žmonės daugiau šypsosi. Pakalbėdavom, kad ten kažkur tai už jūrų marių yra tokia Amerika, kurioje yra NBA, tai tikrai jis svajoja. Aš labai norėčiau ten patekti, vis tiek tai yra aukščiausia lyga turbūt, išbandyti ten savo jėgas, tai manau kiekvieno krepšininko svajonė. Aš vieną vaiką tik turiu, tai iš tikrųjų visa mano meilė ir viskas, ką aš turiu geriausia, jam atiduota. Ir atiduota, ir atiduodama kiekvieną dieną, tai toks atstumas tai tikrai mane ir baugina, ir neramina. Čia jiem didžiulė galimybė, tiesiog unikali, nepakartojama galimybė dabar šiais laikais, to, ko nebuvo iki šiol. The difference in the lives of Eastern European athletes at that time and the lives of Western athletes in the same sports. Shoes. You sure it's not the shoes? Were graphic. The kind of social circumstance in which somebody like Sharunas Marcellinis grew up, we can't really fathom it in the United States. You're talking about breadlines. You're talking about people competing shoulder to shoulder for a potato. Dabar netgi juokinga, kaip aš pasakoju savo vaikam, jie net nesupranta, kad nebūdavo mėsos, būdavo problema gauti duonos. Jau net nekalbu, kad tu galėtum nusipirkti laisvai nuėjęs televizorių ar tenais mašiną kažkokią, tai iš vis buvo neįmanomi dalykai. Kai būdavo eilė, kad gauti mašiną, tai Volga buvo lubos jau. Čia jau svajonė, gruzinų vapšė yra jau. You know, there's a 10-year delay in the Soviet Union of delivery of an automobile. Tai žinant, kiek tu uždirbi, sakysim, ir surinkti tiek pinigų, tai turėdavo nei valgyti, ten vėl nežino, nieko nedaryti, kaupt, žinai. This man, he laid down his money, and then the fella that was in charge said to him, okay, come back in 10 years and get your car. And he said, morning or afternoon. Reikia prašyti ten per valdžią ir tada tu gauni leidimą pirkti automobilį.
And the fella behind the counter said, well, 10 years from now, what difference does it make? And he said, well, the plumber's coming in the morning. Tai aš pažinojau kilimų parduotuvės Kauno direktorių ir atėjau, sakau, man reikia kilimo, aš gavau naują butą. Sakė, negalim, nes turim Kaune, gyvena 300 000 žmonių, mes turim 2 kilimus. Toks treneris Obuchovas, tai pas jį buvo tas noras, žinai, kad jeigu išvažiuojam, sakysim, į pasaulio čempionatą ar į kur, tai reikia nueiti, supranti, ir praeiti ant pro tą gulintį lediną, žinai, pažiūrėti, nežinau kodėl. Ką tau sakė treneris, ką tau sakė tenais vadovai rinktinės ir ėjai, žiūrėjai, stovėjai, praėjai, viskas pamiršai, toliau važiuoji žaisti. Kad ten nesijuoksi, žinai, bet viduj mes ten, aišku, gal ir pasijuokdavom, žinai. Tais metais buvau sportininkas išrinktas numeris 1 ir pirmiausiai manęs prašė pašnekėti su studentais, kada mane išėmė iš treniruotės ir nuvedė pasišnekėti, ką aš turiu sakyti, davė kalbą, aš pasakyčiau tą kalbą, kad man jinai visiškai, aš kitaip galvoju. Tai aš sakau, kad aš nekalbėsiu. Tai tada, sako, olimpiada šiais metais yra, tavo žmona baigė institutą. Bet jeigu tu to nedarysi, kad bus tau kitaip. Imagine how difficult it was for Šarūnas Marčiulionis when he had to stand up there and read a speech that somebody else had written for him. A speech that contained lies, mistruths, and just absolute nonsense. Prieš save blogai jaučiausi labai ilgai. Taip, visada buvo taisyklės, mes niekada nevažiuodavom vieni, kad visada važiuodavo kažkoks tai priskirtas iš Maskvos komandos vadovas ir žinoma, be jokių klaustukų, 120%, kas tai buvo KGB kažkoks tai. Prieš kiekvieną išvyką, sakysim, į užsienį, būdavo ten tokios vadindavosi politinformacija, kur reikėdavo sėdėti visai komandai ir ten vienas aiškindavo, ką galima daryti, ko negalima, kaip save vest užsienį, keliese vaikščioti ir taip toliau, žinai. Išvažiuoti į užsienį, tai pirmoje eilėje reikėdavo gauti charakteristiką iš savo darbo vietos. Tai ten rašydavo, kad tu morališkai esi patvarus, kad darbštus. They didn't have the freedoms. You know, they did have to say often where they were going out. They had bed checks. They were watched, obviously. Bet aišku, jie sekdavo, jie tenai, aš žinau, ypač Ameriką, ten 2 net būdavo, vienas iš Lietuvos, kitas sakysim, iš Rusijos, žinai. Ir, mes nenorėdavom su juo net susitikti, net viešbutį koridoriui, kažkaip tai nebuvo geras jausmas. Supranti, jie ten sėdi, rūko, supranti, prie durų dieną naktį, kad ten kas nors nepabėgtų nors. O lietuviai užėjęs, mes kalbamės kambarį, žinai, kaip išeisi. Tai sako, mes į garažą įvažiuosim, sako, nevaidu, mes gerai. Sušokom į bagažinę, uždarė, supranti, išvažiavom. Paskiau persėdom, važiuojam savo. Pabuvom viską lygiai, taip pat važiuojam, sako, maras sėdi, žinai, ten vakare jau. Kaip jūs tilpot į bagažinę, žinai? Tai palauk, Kadilakas, tai ten, žinai, bagažinė, ten ir tu dar ateitum, ten pikniką gali daryti, tam būtoj bagažiniai. Aišku, mums pasisekė, kadangi mes žaidėm Sovietų Sąjungos rinktinėje, mums teko važinėti ir į Ameriką. Americans love a winner. Una noche el botre del mar. Chicken, valgyti, chicken tai visur. Naktį su deriuginu dar atsimenu valgyti. Tai ten daug ko nematę buvom. Lede sudėti per pusę perpjauti, supranti, apelsinai, kur irgi, alio, kas čia yra. Daug visokių, jau bananai, tai čia, žinai, fantastika. Rinktinės nariai, kas lošė už Sovietų Sąjungą, mes gaudavom po 350 rublių. Tais laikais, jeigu oficialiai, tai buvo turbūt kokia $100. Per laisvalaikį apsižiūrėdavom, ką galėtume savo nusipirkti, ką galėtume draugam parvežti, ką galėtume paimti, kad galėtume parduoti, dar kažkiek tai užsidirbti tų pinigų, kad turėtume laisvalaikiui leisti. Sovietų Sąjungoje tokio žodžio kaip biznis ir biznierius iš vis nebuvo. Tai buvo spekuliantas ir žmogus perpardavęs kažkokį daiktą, turintis kažkokį pelną
buvo baudžiamas įstatymu ir tu galėjai gauti kalėjimo. Aišku, į mus, kadangi mes buvom tokie, sakysim, Tarybų Sąjungos žvaigždės, tai mus žiūrėjo truputėlį atlaidžiau. Būdavo Ispanija, tai būdavo batų šalis, supranti, iš ten tik batai pirkami. Supranti, Italija, tenai rūbai įvairiausios triukės ar džinsai ir taip toliau. Japonija, tai aparatūra, reiškia, elektroninė, magnetofonai, televizoriai. Amerika iš viskas. Gal prisipirdavom tų džinsų, kiek ten galima buvo. And the survival of the fittest. Aspirinas ir paskiau magnetofonai, paskiau video ir kameros. Tai, kad mūsų biznis gerėjo su kiekvienais metais. Kada prasidėjo kompiuterio era, tai praktiškai nieko daugiau nereikėjo pirkti. Reikėjo nusipirkti tai 1-2 kompiuterius ir galėjai iš tikrųjų uždirbti turbūt kokią 3 kartus daugiau, negu tu su jį sumokėjai. Kas buvo geriausias biznėjus, spekuliantas, tai mano be abejo, tai Chomičius. Aišku, pagal mane tai geriausias buvo Chomičius. Na, aš manau, kad geriausias tos srities specialistas buvo Valdas Chomičius. Aišku, Valdemaras Chomičius, jisai viską galėjo. Nežinau, visi sakė ant manęs, 100%. Bet žinokit, buvom visi verslininkai. Dabar jeigu kas nors iš mūsų sakys, kad jisai taip nedarė, ar nepirko, ar mes jam buvome labai angeliukai visi. Valdas galėjo dvigubai starpinti visko, ką aš sudėčiau, tai dvigubai galėtų prikišti daugiau. Nu, tai kaip tu daugiau įdėsi, negu gali. Sakant, pas jį buvo labai gera dėjimo technika, stačių dėjimo technika. Vat aš apie jį ir turėjau mintyse, kai jisai perbėgdavo parduotuvės ir ateidavo pusę valandos prieš varžybas, visas jau sušilęs, jam apšilimo daryti nereikėdavo. Labai juokingai skamba viskas tas, bet užgauni 60 rublių ir reikėdavo gyventi ten 2-3 žmonėm, tai praktiškai gale mėnesio nieko nelikdavo. Tai kaip gyvenimas diktavo, tai mes ir darėm. And on that note, y'all, I'm gonna pause it there. I hope y'all enjoyed the beginning of this video as much as I enjoyed it. I do want to touch on a few things before I end the video because we still got about an hour left to go. This video so far has made me really question how I view people in Europe on that side of the country and the oppression that they went through in order to become independent, or maybe even some of the stuff that still goes on to this day. Makes me think about all of the things that I have over here in America to be grateful for, because just hearing some of the stories about what they had to go through definitely made me think a little bit. You know, I'm an empath, so I like to put myself in other people's shoes, and definitely that's what I did. And I would have hated to have been in that position, you know, shoulder to shoulder, just to try to get a potato, stuffing a basketball with grass and so on and so forth, just to make some sort of activity to do, to hang out with your friends. Don't get it wrong, there were a lot of bad things, you know, that were spoke about that made me think and question a lot. But overall, in general, there were a lot of great things that I did find admirable, inspirational, motivational throughout all of this. The young man that turned out to be the best #1 Soviet Union athlete after their country was taken over. The guy was breaking backboards. He looked like a Shaq in our country, to be honest with you. I mean, I don't know his name, but I can tell you exactly all the people so far based off what they did. I haven't got to my favorite yet, but this guy right here, apparently he was Larry Bird in their country. And what it looked like, he was doing passes without looking, looked like he could shoot the ball. He was breaking the rim. I know that's something that Larry Bird wasn't doing for sure. But no, the story about what happened to him when he was a kid was crazy. You know, fireworks popped in his face, and he had to go to the hospital. Made me think how, you know, some of the stuff that I've been through in my life, I never would have thought that I was going to lose it, you know, that way.
But to him, he feel like if God gave him a second chance, he wasn't going to waste it, which he clearly did. Took basketball very serious, and I'm very interested in finding out more about him. But that story definitely did make me think about that. The other guys, all stories, all these stories was different, but somewhat the same, because they all came from that oppression, the country, excuse me, which I still can't pronounce it right. Is it Lithuania? I don't know if I'm pronouncing it right. I don't want to mess it up. But you know, just the fact of the matter, their country was taken over by another country, and they were forced to play for their team. That they were forced to play for a country that they didn't want to play for. I mean, I can only imagine how scary that was. You know, knowing that these people want you to make them look good in the world's eye, and if you don't, we'll do something to your family. That's very nerve-wracking. On top of all of the other stuff that you got to deal with, or you know, mentally, physically, emotionally. This outro's gotten pretty long. I'm sorry. We gotta get to the next 2 parts of the video. So be sure to hit the like button. If you're new to the channel, subscribe and turn the notification bell on. Already know the people that already been here. They already got the notification bell on. That way they don't miss the next 2 parts or this part. But also drop in the comments what y'all think about this video, what y'all think about my takes. But so far, the guy that they just got done talking about is my favorite guy so far. I don't know why, but his rebellion against doing things the way that they wanted him to do it has caught my attention. I feel it. Hey, but no, make sure y'all get in the comments and turn the notification bell on, because when this get uploaded, next time we got real soon. But it's your boy D-Tay, De Niro. We out. Keep on Philly. You click me, but I might be fooled. In my world, dreams come true. I can't grow without you.